99. Stambiu planu. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien stambių planų rubrikoje mes kalbėsime apie tą pačią švietimo pertvarką Alytuje. Mūsų studijoje šiandien vieši Alytaus aktyvių tėvų bendruomenės vadovė Kristina Šiupienytė. Labadiena, gerbiama Kristina. Labadiena. Taip pat mūsų studijoje Alytaus Lietuvos vaikų valdybos narė Justina Bratkauskaitė Jurkšienė. Labadiena, Justina. Labadiena. Prie mūsų pokalbio telefonu jungiasi ir mama Dalia Pilvelytė. Dalia, labadiena. Labadiena. Jūs girdite mus, mes jūs girdime ir turėsime galimybę pakalbėti. Mano pirmas klausimas, kadangi Alytaus aktyvių tėvų bendruomenė išplatino pranešimą, ragina alytiškius pasirašyti peticiją, tai Kristina, kadangi aktyvių tėvų bendruomenės iniciatyva buvo, kaip reikalai su peticija ir koks terminas, kaip alytiškiai įsijungia į peticijos pasirašymą? Pakol kas tai labai puikiai sekasi surinkti tą skaičių, jis yra tikrai nemažas. Turim palaikymus ir tikrai žinomų žmonių, tame tarpe ir Seimo narių yra tikrai pasirašiusių, o peticijos laikas yra iki balandžio 14 dienos. Aišku, priminsiu mūsų klausytojams, kad Alytaus miesto taryba priėmė sprendimą likviduoti 3 lopšelius darželius ir prijungiant juos prie kitų įstaigų, paverčiant skyriais. Ir štai apie šią situaciją mes dabar ir pakalbėsime. Taryba priėmė sprendimus ir Tulas dabar mūsų klausytojai sakys, tai ko tie tėvai dar purkštavoje, vis tiek viskas jau padaryta, nieko jūs nepasieksite. Tai štai ir Kristina, ir Justina, ir Dalia, galbūt jūs turite kažkokių papildomų argumentų įtikinti ne tik bendruomenę, bet įtikinti ir tos pačius tarybos narius. Justina. Taip, tai aš galvoju, kad tėvai turi teisę pasinaudoti šiuo atveju vos ne paskutinę savo viltimi, tai konstitucinę teisę pateikti peticiją ir jos būdu vėl kelti klausimą taryboje ir svarstyti. Galbūt vis tik galime rasti sprendimą, kaip išsaugoti, sutaupyti tuos resursus ir organizuoti ugdymą atliepiant vaikų poreikius. Vis dėlto turite vilties dar. Dalia, o kaip jums atrodo, ar štai peticija kaip tokia forma gali būti dar tas paskutinis vilties lašas? Aš manau, kad gali būti ir reikia tikėti tuo lašu, nes situacija, jeigu bus patvirtins taip, kaip numatyta, rugsėjai bus labai liūdna visiems. Aišku, Kristina, o jūs turite kažkokių papildomų argumentų, nes žinau, kad ėmėtės pačių įvairiausių žingsnių ir edukologijos profesorės važiavo į Alytų ir jūs važiavote į Švietimo mokslo ir sporto ministeriją, bendravote su Seimo nariais, su viceministrais, ministrais ir taip toliau. Ar atsirado galbūt kažkoks kitas kampas ir nauji argumentai? Tikrai taip, mus palaiko tikrai ir kai kurie Seimo nariai yra, kur teko bendrauti ir kalbėtis apie visą šitą, tikrai nesam taip negirdimi, kaip gal kas įsivaizduoja ir tikrai supranta mūsų visus vargus ir pagrįstai supranta, nes tokių modulių sujungimų nėra ir ne visiems yra suprantama, kaip galima jungti 2 skirtingus modulius ir neatsižvelgti iš viso į tėvų nuomonės, į bendruomenės. Tai mes tikrai siuntėm ir dokumentų, tikrai paraiškų ir į nacionalinės visuomenės sveikatos centrus ir kreipimusius į Seimo Respublikos narius Lietuvos su prašymais, išdėstymais ir jie sakė, tikrai atkreips dėmesį ir pasižiūrės visas galimybės, ko galim padėti tikrai vaikam, kad taip neįvyktų, nes tikrai laukia liūdnos naujienos. Liūdnos naujienos mūsų studijoje viešėjo Švietimo mokslo ir sporto ministrė. Prieš keletą savaičių mes su ja čia bandėme diskutuoti, ji buvo nustebusi dėl pačios formos, kad tas bendravimas su tėvų bendruomenė yra toks, ne toks, kaip jos nuomonė turėtų būti, nes visi kalba apie tą patį būdą, tai yra kompromiso paieška, diskusijos, kalbėjimas, pagarba vieni kitiems, interesams ir taip toliau, bet aš konkrečiai jūsų noriu paklausti visų mūsų 3 pašnekovių, kaip šis miesto savivaldybės tarybos sprendimas vis dėlto atitinka tą gražų šūkį tikslus kurti šeimoms palankų miestą. Jūsų nuomonė, tai Justina, kaip jums atrodo po tokių sprendimų? Aš būsiu turbūt kategoriška šiuo atveju, nes jis netitinka to šūkio ar to šūkio keliamo tikslo ir siekio, dėl to, kad ypatingai tos šeimos, kurias aš atstovauju šiandien, susidurs su labai dideliais iššūkiais, kuriuos ir taip patiria kiekvieną dieną. Ir tie argumentai, kuriuos jau mes ir aktyvių tėvų bendruomenė ilgą laiką išsakėme, jie nebuvo išklausyti, didelė dalimi buvo bandomi paneigti.
sakant, kad tai yra tiesiog jautrių tėvų emocijų, išraiška ir panašiai, tai aš galvoju, kad bandymas kažkokiais epitetais kaip mamytės ar tėveliai sumenkinti tėvų poziciją nėra profesionalaus ir padoraus pokalbio turinys. Nuo tokių pasisakymų būtų galima susilaikyti ir galvoju, kad tas tėvų noras ir išraiška per tą nerimą atvirkščiai yra labai toks geras būdas parodyti, kad tėvams vis tik rūpi, ką dažnai gaunam kritikos, kad šiais laikais tėvai visai nesirūpina savo vaikais, ar ne? Ir atsakomybė permeta mokyklai, darželį, valstybė ir taip toliau. Taip, būtent. Tai aš galvoju, kad niekas kitas nepažįsta savo vaikų taip gerai kaip tėvai ir sistema tai jau tikrai jų nepažįsta kiekvieno taip gerai. Gerbiama Dalia, aš norėčiau, kad ir jūs savo nuomonę išsakytumėte. Aš stebėjau ir praėjusį tarybos posėdį, kai buvo taip vadinama popierinė demokratija. Na, jeigu jau tėvai labai nori pakalbėti, tai mes jiems leisime tą ribotą 3 minučių laiką pakalbėti. Jūsų nuomonė, ar štai tai aktyvių tėvų bendruomenės, aktyvūs tėvai, kuriems iš tikrųjų rūpi savo vaikai, jų pasisakymai tarybos posėdžio metu, tai nebuvo ta popierinė demokratija, nes žvelgiant į tarybos narių veidus, tai matėsi, kad vis tiek viskas nuspręsta. Kokia jūsų nuomonė? Žinot, man tokia alegorija gavosi, kad mūsų prosenelis trėmė į Sibirą, dabar mūsų vaikus trėmė į mokyklas. Ir man čia toks 1 prie 1, niekas neklausia, ar tu nori ir ar reikia. Bet tarkime, kai pati auginu vaiką su specialiaisiais ugdymo poreikiais ir jo raida atsilieka 1 metus, taip išeina, kad 6 metų vaikas pagal dokumentus bus ugdymo įstaigoje, mokykloje. O jam tuo metu pagal jo anatominius, protinius pokyčius bus 5 metai. Ir mano vaikas skaitosi aukščiau funkcionuojantis. O yra vaikai, kurie kūnas ir bus 6 metų, o protas gali būti tik 3 metų. Tai įsivaizduokit, kaip 3 metų vaikas gali jaustis mokykloje. Na, bet Dalia ir Justina, aš ne vieną kartą girdėjau švietimo vadovų atsakymus, kad viskas bus padaryta, viskas bus idealiai, visi vaikai su specialiais poreikiais, taip pat visi tie poreikiai bus patenkinti ir jūsų lūkesčiai bus išpildyti. Tai aš norėčiau, Justina ir Dalia, vis dėlto, ar jūs jau matote, nes to laiko lieka vis mažiau, tuos realius žingsnius, ar kalbėjimas su jumis, ar kalbėjimas su tais tėvais, kurie iš tikrųjų turi vaikus, specialių poreikių vaikus, ne tik kalbant žodžiais, bet ir konkrečiai pasakant, bus tas, anas, sudarytas kažkoks planas ir tėvai galės matyti, kad tas procesas vyksta ir tie pažadai bus įvykdyti. Aš galvoju, kad per tokį trumpą laikotarpį išspręsti problemą, kurią mes turim nacionaliniu mastu, yra labai nerealistiška. Turiu menį, kad specialistų trūkumas yra visoje Lietuvoje ir staiga tai specialistai nepradės mums kristi iš dangaus vien dėl to, kad mes sugalvojom pertvarką padaryti, ar ne? Kitas dalykas yra labai svarbu tai, kaip tie specialistai yra paskiriami vaikui. Pedagoginė, psichologinė tarnyba vaikui, konkrečiam vaikui, ne visada skiria visai darbo dienai tą specialistą. Arba vienas specialistas tenka keliems vaikams. Kaip bus organizuojama ta priežiūra, kai pavyzdžiui specialistas tiesiog fiziškai nespės ar negalės prižiūrėti tų vaikučių visą mokymosi laiką darbo dienos metu, turiu omenyje. Kas vyks su tais vaikais po darbo valandų? Nes mes jau praeitą savaitę ir užpraeitą savaitę gavome kreipimus iš Lietuvos, turiu omenyje, apie atvejus, kai vaikai pabėgo iš ugdymo įstaigų. Ir tada tėvai sužino tik po keletos valandų, kad tų vaikų ten yra, nes mokykla bijo atsakomybės, kurią teks nešti už tokį atvejį. Tai aš manau, kad specialių poreikių vaikus auginantiems tėvams ir yra čia didžiausias galvos skausmas, kaip bus užtikrinamas jų vaikų saugumas. Nes įtraukusis ugdymas be abejo, mes sutinkame, kad tai yra labai geras žingsnis į priekį, bet tai neturi būti daroma tik pokytis dėl pokyčio, tai turi būti daroma tinkamai. Dalia, o kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų tie pažadai, jie po truputį virsta realiais darbais? Nei vieno realaus darbo nemačiau ir pavyzdys toksai būtų. Tarkime, antradienį buvau Vilniuje ir teko važiuoti pro mokyklos. Visos mokyklos yra aptvertos. Alytuje nemačiau nei vienos mokyklos aptvertos. Ir kaip jie gali mums garantuoti, kad mūsų vaikai bus saugus ir neišeis iš tenai? Mums netinka, kad pavyzdys toksai, ne? Mums priklausytų Volungės mokykla, ją aptverti kainuotų prabangiai, taip? Taip. Ir man netinka, kad mano vaikui bus užtvertas vidinis kiemelis. Gardelio mums nereikia.
Supratau. Mums reikia orių sąlygų, kad galėtume visi gerai jaustis, ne tik mūsų vaikai, bet ir žmonės dirbantys su jais. Be jokios abejonės. To laiko lieka vis mažiau, balandis, gegužė, birželis, mokslo metai baigėsi, prasidės vasara. Gerbiama Kristina, teko girdėti, kad darželiai jau gavo tam tikrus kreipimusius iš miesto savivaldybės. Aš prisimenu, kad buvo kalbama, nieko čia nereikės rūpintis, darželiai liks savo, mokyklas mes įrengsime ir viskas, ten bus pačios geriausios sąlygos, bet teko matyti jau tokius kreipimusius, kad pasižiūrėkite, ar darželiuose, lopšeliuose neturite baldų, kurių reikės mokykloms, nes tie vaikučiai keliaus į mokyklas. Ar čia yra gandai, ar iš tikrųjų jau faktai tokie? Ne, čia nėra gandai, tai yra faktai, tai yra gaunami laiškai vadovam įstaigų darželių, kad pasižiūrėkite dėl didelių lėšų trūkumo įsigijimui prieš mokyklinio ugdymo grupų įsteigimui bendro ugdymo mokyklose. Aš turiu netgi tą raštą iš tikrųjų. Pažiūrėkite, prašau, savo turimus baldus, kurie tiktų prieš mokyklinio ugdymo mokinių ugdymui. Google diske pateiktos lentelės, ar galite užpildyti, kokius baldelius galėtumėte teikti. Ramentų šiandien ne, jau viskas. Mokykloms, ar ne? Kokius Taip, galėtumėte mokykloms. teikti mokykloms? Kokius galėtum, tai iš tikrųjų, nežinau, man absurdiškai yra tokie dalykai. Jeigu jūs prisižadėte, kad tai bus įrengta, tai jūs ir turite įrengti savo lėšoms savivaldybės, kurios yra, neatimdami iš darželių įstaigų. Tai, kas jau yra jų sukurta. Betgi buvo žadėta, man rodos, apie tai buvo kalbėta, ar ne? Buvo žadėta, buvo kalbėta, mes tų kalbų tikrai daug girdėjom, bet kai aš esu toksai žmogus, kur kalbom aš netikiu, man tie spagečiai netinka nausų, kai aš sakau, ir kad ir kaip man galėtų sakyti, kad mūsų miestas išvystytas šeimoms ir taip toliau, jisai nėra pilnai, jisai yra griaunamas jau. Jisai buvo, bet jis yra griaunamas. Dabar dar vienas klausimas. Kadangi ne veltui aš užsiminiau ir gerbiamą Dalią, noriu paklausti ir Justiną, artėja vasaros atostogos, kokia situacija bus šiais metais po tų pertvarkų priimtų, beje, grįžtant prie darbų, ir ministrė viešėdama mūsų studijoje teigia, kad dabar tėvams, kadangi ta įtampa yra labai didelė, turi būti iš tikrųjų parodytas konkretus planas, geri pavyzdžiai, konkretus darbai, iki kurios dienos bus tas padarytas, iki kurios dienos tas ir taip toliau iki to naujo periodo. Tai štai, to plano jūs sakote nėra, konkrečių darbų jūs nematote, o vis dėlto vasara artėja. Tai kas vasarą, Justina ir Dalia, bus su jūsų vaikais? Justina. Taip, tai mūsų atveju ir tų pažįstamų žmonių rate esančių atveju, tai dauguma vaikų vasaros laikotarpiu eina į darželį, kaip ir praėjusiais metais. Atitinkamo laikotarpį jie yra sudedamoji ugdymo dalis darželio, o tuo laikotarpiu, kai jie nebesilanko ugdymo įstaigoje, jie tampa, kaip aš sakau, niekieno vaikais. Ar jeigu jie nespėja iki to laikotarpio, kai baigėsi ugdymas darželėje, prisiregistruoti kažkurioje mokyklinio ugdymo įstaigoje. O koks terminas yra? Ar jūs jau žinote tą konkretų terminą? Nežinome jokio termino ir ką aš noriu pastebėti, aš nežinau, gal aš tiesiog suklydau ar nežinau, kur tos informacijos iškoti, bet aš bandžiau iškoti, mes turėjome anksčiau tokią sistemą Ugdau Lytiškį, aš bandžiau įsijungti, jinai neveikia. Tai aš kaip suprantu, tuos prašymus reikia teikti tik fiziškai nuvykus, bet kaip ir sakiau, negau nei patvirtinimo, nei paneigiamo apie tai. Tai informacijos tikrai trūksta, net apie tai, kaip tai daryti. Dalia, o galbūt jūs turite daugiau informacijos ir galite su mumis pasidalinti? Žinokite, aš susidūriau su tą pačią problemą kaip ir Justina, nes veikęs puslapis Alytiškiais visiškai nebeveikia. Esu skambinusi tam tikroms ugdymo įstaigos, bet kai kur, kadangi pagal gyvenamąją vietą, mūsų netenkina esama pagal gyvenamąją vietą ugdymo įstaiga, tai ieškom tų variantų, kur mano vaikui būtų gerai, kuris jaustųsi pilnaverčiu žmogumi, o ne tik iš bėdos ir įkištas, tai susidurėm su problema, o vasarą, taip, šią vasarą mes iki kol rugpjūčio 31, jeigu neklystu, taip, dar darželyje, o po to jau mokykla laukia, bet mes mokyklos šiai dienai neišsirinkę ir terminų konkrečių nieko nežinome. Aišku. Nes informacijos niekur nėra.
Kristina, aš vis dėlto norėčiau paklausti, esate aktyvių tėvų bendruomenės vadovė. Kiek šeimų, kiek maždaug žmonių štai visos tos pertvarkos palies mūsų mieste? Tikslios tos skaičiaus tikslaus negaliu pasakyti, bet kažkas apie 1000 vaikų kažkur sutalpinti juos. 1000. Nes palieka 3 darželius. Taip. 2 darželiai, kiek supratau, ant klaustuko. Nežinau šito, ar jie tikrai veiks ar ne, bet iš visų 10 darželių jie turi sutalpinti visus į tuos 3 darželius. Čia yra vasaros laikotarpiai. Birželį siūlo jie stovyklas 3 savaitėm, berods, jeigu neklystu, kiek žinau. Darželiuose. Mokyklos, kiek supratau, paruošiamukam, kurie jau nuo praeitų metų yra sujungti, yra suteikiamos galimybės į stovyklą. Ta stovykla kažkur kainuos apie 250 eurų. Papildomai. Tik kodėl jie tai turėtų kainuoti? Va šito aš irgi nesuprantu, nes tai rengia tas stovyklas mūsų švietimo, kiek supratau, savivaldybės įstaiga. Tai yra, vis tiek, eitų biudžetas kaip ir valstybės turėtų būti. Maitinimas gal taip, gal jie šitą maitinimą skaičiuoja, bet tai darželį, tai mes mokam ar taip, tai kodėl turim stovyklas kažkokias mokėti daug daugiau. Bet beje, Alytuje irgi dar yra tas vadinamas abonentinis mokestis. Taip, kurio darželiai pagal viską turėtų nemokėti. Bet ne darželiai moka, tėvai moka. Tai tėvai moka darželiam ir kurių turėtų iš tikrųjų net nebūti darželio įstaigose. Taip, progimnazijose, po mokiniam šitom veiklom, taip, jie yra normalu, kad jie turėtų būti. Bet kiek konsultavausi ir su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, visiems buvo šokas iš tikrųjų, kodėl mes mokam darželiuose 25 eurų abonentinį mokestį, kas yra nesuvokiama. Mes, sako, nemokam tokių pinigų. Aišku, tai neaiškumų, kiek aš matau, yra kur kas daugiau ir po tarybos sprendimo nieko neaiškėjo. Jūsų protestai, kurie buvo kūrybingi ir į kuriuos atvažiuodavo ir profesorės iš Vilniaus, dėja nesulaukė valdžios dėmesio. Jūsų nuomonė, kodėl nesulaukė? Ko tik jūs nedarėte? Ir kilimėlius tiesėte, ir raudonas juostas, ir iš tikrųjų ir muzika skambėjo. Kame problema? Kodėl nenori akivaizdžiai akis į akį su jumis susitikti miesto vadovai? Tuo ir spektaklį, sakėm, kokį nors sukursim dar papildomai, jau kiek genialumo mes turim, pas mus tėvai turi. Aš nežinau, ar jiem trūksta pagarbos žmonėm, aš tai manau, kad trūkumas yra pagarbos, nes jeigu aš būdama mero pozicijoje, kad ir kaip man būtų galbūt sunku priimti tą informaciją laukia išėjusių žmonių ir ūkinė kalba, gal kalbant šlapius skudurėlių per veidą, mosikuotų tėvai rėktų, kad ir koks tu blogas esi, bet turint stuburą, tu turėtum išeiti. Mano yra tokia nuomonė. Tai čia yra man nepagarba žmonėm. Tai vadinasi, žmonės, kurie sėdi tenai, jie neturi visiškai jokios pagarbos Alytaus miesto žmonėms. Ar jums teko bendrauti su miesto tarybos nariais, kurių balsavimo rezultatus mes matėme, absoliuti dauguma, kaip visada, nubalsavo ar individualiai teko bendrauti su atskirais tarybos nariais, nes man teko su kai kuriais bendrauti, jie sako, žinote, mes irgi nelabai pritarėme tai pertvarkai arba tai formai, kaip visa tai daroma, bet kai ateina balsavimo akimirka, tu matai, kad jie visą tai daro labai, labai draugiškai ir vienbalsiai. Aš pasakysiu trumpai. Man tekę bendrauti ir girdėjus, kas kiti bendravę ir tuos išsireiškimus, tai aš pasakysiu trumpai. Mūsų darbas yra svarbus ir viskas tuo pasakyta. Tai mes viską ir suprantam, kodėl žmonės balsuoja taip, nors nepritarė visiškai. Gerbiama Dalia, ir tikiuosi jūs dar mus girdite, mes galime dar su jumis pabendrauti. Jūsų nuomonė vis dėlto, kaip vertinti dabar tuos teiginius, kad ši švietimo pertvarka turės labai gerų pasiekmių Alytaus miesto ir demografiniam tendencijom, ir pačiai švietimo sistemai, nes ir pinigų atsiras daugiau, ir visi jie bus skirti būtent švietimo kokybei užtikrinti. Ir jūs prisimenate ir tarybos posėdį, ir buvo tų, kurie jau sujungti ir labai džiaugiasi, deklaravo, kad viskas labai gerai, viskas tvarkoje yra. Tai ar jūs irgi esate ta optimistė, kuri tikite žodžiais? Aš tikrai netikiu žodžiais, tikiu darbais, bet čia gaunasi taip, kad namą bando statyti ne nuo pamatų, o nuo stogo. Tokio namo realybėje nesumačiusi, kuris pradėtų statyti nuo stogo. Tai čia tikrai daug kas to pasakyti. Gerai, tada aš kitaip. Sugriauti visą laiką yra lengva. Taip, čia kažkas sugalvoja, kažkam gal paranku yra.
bet nukentės daug žmonių, aš netgi girdžiu pažįstamų tarpę, kad jie planuoja bėgti iš šito miesto. Ir demografinė padėtis negerės. Nes žmonės, kurie gali dirbti nuotoliu, jie renkasi kitus tada miestus, kurie laukia ir kuriems yra suteikiamos visos sąlygos, o pas mus dėja tų sąlygų mes nebetenka. Mes tikrai pritarėm tam. Justina, o jūsų nuomonė, štai Dalia pasakė, kai kurių šeimų, kurios susiduria su ta būsimąją problema, lūkesčius ir ateities vizijas, o ką jūs galvojate? Aš galvoju, kad miesto kai kurie tarybos nariai tėvų nelaiko lygiaverčiais dialogo partneriais ir tai yra problema. Nes jeigu mus būtų pakvietę į diskusiją laiku, o ne tada, kai jau sprendimas yra praktiškai priimtas ir nuspręsti, ką mes čia darysim, galbūt mes būtume galėję pristatyti prie to tinkamesnio modelio formavimo. To pačio formato, taip. Galbūt kažkada mes būtume galėję prieiti ir prie to, kad tas ugdymas būtų tik tai mokyklinėme ugdyme, bet tokiam trumpalaikiam sprendime mes galbūt galėjome rastis kompromisą. Tai aš galvoju, kad čia didžiausia problema, kad yra kažkokios matomas tarsi tas ėjimas į mokyklą yra tarsi rungtynės, kas pirmas nubėgs iki to suolo. Tai vaiko raida nėra lenktynės ir mes turėtume nešti ir tiems patiems vaikams aiškią žinutę, kas yra valstybė, kas yra miestas ir ar mes norime, kad vaikai matytų tą miestą kaip demokratišką junginį, kuriame rodomas pavyzdys, kad reikia bendradarbiauti ir diskutuoti, ar mes norime jiems rodyti, kad viskas yra numetama ant galvos, ką turi vykdyti privalomai. Ar vis dėlto jūs turite pasiūlymų, kaip vis dėlto tą švietimo kokybę pagerinti, nes mes matome, kad ta švietimo kokybė mūsų mieste yra žemesnė negu nacionalinio masto bendras rodiklis, vis dėlto užtikrinant ir saugumą, ir patogias sąlygas vaikams, na ir tam tikrą galbūt ramesnę tėvų būseną. Dalia, kaip jums atrodo? Ar turite tų konkrečių sprendimų, kaip iš tos situacijos galima būtų išsivynioti ir surasti kažkokį kompromisą? Žinote, draugai Vilniuje informavo, kad Vilniaus mokyklos prieš mokyklinį ugdymą planuoja grąžinti į darželius. Gal mums reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kas kituose miestuose vyksta. Atsiprašau, nes Alytus bando rungtyniauti, visur būti pirmas, bet čia švietimas ne ta vieta, kur reikia rungtyniauti. Reikia kokybės, o ne kiekybės. Ir kaip sako, iki 4 klasės kokybė yra, po to jinai prastėja. Taip. Ir gal reikėtų ne per silpniausią, per pažeidžiamiausią vietą kirsti. Prieš mokyklinis ugdymas pas mus yra Alytuje stiprus, toliau silpna. Tai turėtų ne stipriais kaišyti skylės, o gal reikėtų tų įstaigų vadovams, kurios įstaigos yra nepopuliarios, klausti, kodėl jos yra nepopuliarios. Gal reikėtų nuo ten pradėti tvarkyti tą reikalą ir stengtis padaryti tas įstaigas patrauklės tiek tėvams, visą kitą. Ieškokit specialistų, būdų yra, tik noro reikia turėti. Na, ir tas nekainuoja daug. Taip. Mano nuomonė, Dalia, vis dėlto reikėtų atlikti ir tokią nuoširdžią, tikrą, bet realiais faktais paremtą analizę. Žinant realius skaičius, o ne vien tik tai menamus dalykus. Aš prisimenu pokalbį dar sausio mėnesio pabaigoje, kai mes kalbėjome apie tai, kiek tų lėšų bus sutaupyta, nes iš pradžių buvo kalbama, kad svarbiausia yra sutaupyti pinigus. Vaikai buvo kažkur toli. Kai įsijungė tėvai, jau vaikai tai laiks nuo laiko atsiranda ir pokalbiuose. Dabar mes matome, kad jeigu prašome iš lopšelių darželių baldelius į mokyklas, tai iš kur ir kaip tie piniginiai srautai taip padidės, kad ir ta kokybė pagerės, ir mokyklų švietimo kokybė pagerės. Aš nežinau, ar tai yra įmanoma, Justina ir Kristina. Jie gali įsivaizduoja to taupimu, kad jeigu iš darželių paimsim tai, kas infrastruktūra jau susikūrus ir visi tie pinigai kars nuo karto kiekvienais metais yra investuojami ir aišku nepamirškim, kad daug ką dasideda labai tėvai į darželius ir daug ką padeda pasidaryti ir supirkti galbūt ir kažką, kad tik būtų gerai jų vaikam. Tai mes dabar staiga atimam ir perkeliam į progimnazijas, taip įsivaizduodami, kad mes čia taupysim, mes netaupysim. Bet mes juk atimame iš tų vaikų, kurie dar lieka lopšeliuose, darželiuose. Būtent, kad mes atimam iš tų mažiausių iki mokyklinių, o prieš mokykliniam, jie turėtų naujai steigti viską ir būti naujai sukurtam. Tai čia tų taupimo nėra.
Jo absoliučiai nėra, mes dar aišku pamirštame apie darbuotojus, kurie, tarkim, galbūt neteks to darbo arba pasikeis jų, tai nepamirškim, kada reikia išeitinės išmokėti. Kur čia tas taupimas? Čia nėra to taupimo. Ir man atrodo, mes pedagogus apskritai turėtume saugoti, nes mums jų trūksta. Taip. Ypatingai gerų pedagogų. Taip. Justina, galbūt jūs žinote, kokios nuotaikos yra tuose pačiuose lopšeliuose, darželiuose, tarp tų pačių pedagogų, auklėtojų, ar jos turi kažkokią galbūt informaciją konkrečią, tą mėnesį tas, nuo to mėnesio mes būsime ten ir taip toliau, ką mes dirbsime, liksime, neliksime, gausime atlyginimą. Man susidarė įspūdis, kad didžioji dalis pedagogų yra nusiminę ir nusivylę ir nerimastingi. Ir man atrodo, tai yra natūralu, nes turime daugiau klausimų nei atsakymų. Jie priklauso toms susiformavusioms bendruomenėms, kuriuose dirba, ir staiga jas pakeisti. Būti ir vienoje ir kitoje dažnai reiškia nebūti niekur. Tai man atrodo, jų tie nuogastavimai yra pagrįsti ir aš labai tikiuosi, kad savivaldybė vis tik pateiks bent jau kažkokius aiškus atsakymus per vasaros laikotarpį. Dalia, o jūs galbūt žinote, kokios yra nuotaikos iš tikrųjų lopšeliuose, darželiuose, kalbant ir apie pedagogus, apie auklėtojus? Šiaip yra liūdnos nuotaikos, bent jau mūsų darželyje, nes tarkime mūsų dabartinės grupės auklėtojas dar yra studentė ir panašu, kad jinai šios darbo vietos nebeteks. Ir tėvai labai, kaip pasakyti, yra nusiminę, nes vaikams vėl stresas keisis darbuotojas, keisis žmogus ir keisis ne vienas. Ir tėvai pergyvena dėl vaikų, nes tikrai vaikai jautriai reaguoja į tam tikrus pokyčius. Ne, be jokios abejonės, ypatingai vaikai su specialiais poreikiais, ar ne, ten kiekviena detalė yra svarbi, mano nuomonė, ir sukurti tą atmosferą, pasitikėjimo atmosferą ir vaikams, ir tėvams reikia ir išmanimo, ir noro, ir meilės, ir šilumos, ir laiko, be jokios abejonės. Sprendimai, Kristina, priimami labai greitai. Štai jūs minėjote peticiją iki balandžio 14 dienos. Kokie tolimesni jūsų visų tėvų bendruomenės žingsniai? Tikrai nesėdėsim vietoj. Nebus taip, kad neteikiami bus raštai į tam tikras institucijas. Jau yra jie rengiami su teisininkais, teisininkų komanda. Tai yra tikrai ne vienas teisininkas. Mes pasitelkę labai jau stipriai. Ir tikrai surenksim, o koks vaisius bus matyt, nes pažeidimų matom tikrai jų yra ir bandysim iškovoti tai, kad vaikučiai arba tėvai su vaikučiais gautų teisę rinktis laisva valia ir nebūtų pažeidžiami konstitucijoje. Na štai, dabar ir Dalia sakė, kad dar nieko nežino, bet aš norėčiau mūsų pokalbio pabaigoje paklausti. Dalia, jūs turite vis dėlto kažkokią pasirinkimo galimybę? Pagal patiktus dokumentus mes pasirinkimo galimybės neturime. Nėra jo. Justina, o jūs? Ne, absoliučiai jokios. Mes turime tiesiog priimti tai, kas yra mums paduota. Tai ką darysime? Niekas nežino, ką darys, nes niekas jokios informacijos nežino, nes nei žino, kaip ta vasara visa klostysis, nei žino, kiek sąrašų ir kiek tų vaikų ateis, kiek neateis, nes kiekviena įstaiga gauna lapą ir kiekvienam darželį, net ir aš pati su savo vaiku gavusi, kad ar birželį, liepą, rugpjūtį lankys vasarą darželį ar nelankys. Tai aš nežinau, kada baigėsi, tai nėra pateikta informacija, kada baigėsi šitų dokumentų rinkimas ir kada jau visi galutinio termino nėra ir nežinom, koks galutinis tas gali būti skaičius. Aišku. Dalia, o jūs irgi nežinote to galutinio termino, kiek supratau? Mes nieko nežinome. Tikrai mums net nepateikti tie sąrašai, kaip reikia užpildyti, vasarą vaikas lankys ar ne, mes dar tokios informacijos negavome. Bet iki vasaros beliko pusantro mėnesio, netiek jau daug to laiko lieka, juk ar ne? O kaip birželyje tą stovyklą organizuos, tai irgi nežinau, kiek ten vaikų ir kur jie turėtų papulti. Na, keista situacija, iš tikrųjų keista situacija, aš tikiuosi, kad tėveliai tikrai nenuleis rankų, nes kalbant ne tik apie šią konkrečią situaciją, bet kalbant ir apie, visi mes esame to miesto gyventojai, mes čia dirbame, mes mokame mokesčius, mes esame tam tikra miesto bendruomenė, o bendruomeniškumo jausmas yra labai svarbus, kalbant apie bet kokią kritinę situaciją ir mano nuomonė vis dėlto tėvai dabar parodė, kad jie vis dėlto nori būti bendruomenė, o ne atskiri kažkokie individai, kurie tik
nuleidžia galvą ir ko gero klusniai vykdo kažkieno nuleistus pokyčius, reformas. Mūsų studijoje šiandien viešėjo Lietuvos aktyvių tėvų bendruomenės vadovė Kristina Šiupienytė, Lietuvos vaikų valdybos narė Justina Bratkauskaitė Jurkšienė. Lietuvos vaikai tai visiškai atskira dar tema, papildoma, apie ką reikia kalbėti ir diskutuoti. Telefonu su mumis buvo mama Dalia Pilvelytė, kurie irgi specialių poreikių vaikai, tai yra pati aktualiausia, ko gero, Dalia, problema, ar ne? Taip. Aišku. Ačiū šiandien Jums, kad suradote laiko, dėkui už Jūsų mintis ir lūkesčius, bet nežinau, aš šioje situacijoje vis dėlto matau vieną žingsnį. Miesto savivaldybė, miesto politikai priimantys sprendimus, jie pagaliau turi surasti savyje drąsos, susirinkti viešai, surasti didelę salę, sukviesti žmonės, kuriems tai yra aktualu, artėjant vasarai, išdėstyti konkretų planą, kas bus daroma, kada bus daroma, kad tėvai turėtų galimybę visą tai pamatyti, stebėti, dalyvauti kartu ir tada bus galima sakyti, kad mes iš tikrųjų siekime to paties tikslo, nes dabar tėvų intencijas aš suprantu, sprendimų priėmėjų tikslų ir intencijų, nežinau, galbūt jūs žinote, koks tas galutinis tikslas. Tikrai nežinom to tikslo galutinio. Žiūrint iš šios dienos perspektyvos, tai atrodo, kad tai yra tiesiog finansai, bet tai būtų labai nesąžininga. Nes pastoviai tai finansai įpinti visą laiką finansai buvo įpinti ir čia visada juos įpainioja. Bet iš tikrųjų, aš linkiu nuoširdžiai, žmonės yra sukalbami, mes esam sukalbami, visi tėvai esame sukalbami ir mes esam žmogiški. Nuleisti savo kepures, išeiti, pasikviesti protingai visas bendruomenės, nuo visų bendruomenių atstovus ir bendrauti, ir kalbėti, ir ieškoti bendro intereso. Žinote, aš norėčiau tiems, kurie priėmė tokį sprendimą, balsuodami miesto taryboje, kiekvienam iš jų pateikti paprastą klausimą. Kiek jūs kiekvieną dieną taupote savo vaikų, savo anūkų sąskaitą, kalbėdami apie finansinius dalykus? Taip. Įdomu, ką jie atsakytų. Nes man tas, žinot, toks atskirimas, čia yra jų vaikai, o čia yra mūsų. Tai norisi palinkėti, kad tie visi vaikai būtų visi mūsų vaikai. Ačiū Jums šiandien, kad suradote laiko. Dėkui. Ačiū. Ačiū Jums. FM 99. Stambiu planu.